Kartų konfliktas turbūt yra kaip tam anekdote faraono laikų. Ir tas, kad vyresniems žmonėms jaunoji karta nepatinka, tai čia turbūt yra labai vienas iš didžiausių ribotumų. Žmogaus ribotumų asmeniškai. Ir reikia suprasti jaunąją kartą. Kiekvieni mes irgi buvom jauni. Ir kai aš taip prisimenu, kokius dalykus mes išdarinėjom ir kaip mes elgėmės, tai o viešpatie dabartinė jaunoji karta yra labai inteligentiška ir netriukšminga palyginti. O kūrybiškai jinai jau turi galimybę gauti įsilavinimą ir techniniam koledže fotografijos, ir dailės akademijoje išeina keli kursai, ir Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Ir aš dabar žiūrėjau keletą iš dailės akademijos, tai yra tikrai, kurie mąsto, kurie dirba visiškai naujai. Ir mums, aš manau, kad jaunoji karta tai yra labai svarbu. Bet reikia jai nerodyti, nereikia šito nesupratimo, taip sakant. Demokratija gal ir būtų tada, kad negerbti tai, ką tu supranti, o reikia toleruoti ir gerbti tai, ko tu dar galbūt ir nesupranti. Fotografija neišvengiamai maišosi su kitais menais ir yra įtakota naujausių šiandienos technologijų. Jei anksčiau į pasaulį pro fotoobjektyvą žvelgiame drąsiai juodai baltų žvilgsnių, tai šiandieninė spalvotoji fotografija atveria neribotas galimybės. O ką jau kalbėti apie kompiuterinę fotografiją? Tiek ir yra to technologijų naujumo, kad principe atsirado skaitmeninė fotografija, daleiskim, paskutinė mada, ir kas, bet jinai ir vis tiek lieka ta pati šviesa. Galima su 4 žvakėm padaryti gerą darbą ir galima turėti pilną amuniciją ir niekur iš to neišeis. Daugelis mūsų senų klasikų, sakykime, gal čia bus netiška, ką kalbu, turėjo vienas kitas gerą aparatūrą, gaudavau vieną kitą geresnę juostelę. Dabar problemų nebėra techninėms priemonėms. Dabar esmė yra, ką tu darai. Ne ką darai, o kaip darai. Fotografija kaip menas, tu pasitelktaise turi viską, bet tu turi daryti darbą, kuris emociškai ir intelektualiai veiktų žiūrovą. Tai tavo laisvė pasitelkti technologijas, bet dėja labai dažnai šitos technologijos labai populiarius užsienį visus, ar tai ten kompiuterinė fotografija, ar tai lazerinė fotografija, bet kai daroma savitiksliai, vien tik dėl to, kad būtų kompiuterinė ar lazerinė, ir lieka labai šalta ir jie tai fotografijai lieki labai abejingas. Aš pripažįstu tą klasikinę vis tik tai fotografiją, nemėgstu kompiuterinę. Ta prasme, man tai jau yra dizainas, pavyzdžiui. Jeigu aš darau su kompiuteriu, reiškia, bet tai yra nieko bendro su mano fotografija neturi. Nes fotografija man tai turi būti vienas kadras, tai yra fotografija. Tai nėra jau kompiuterinė, aš nežinau. Gal ateis laikas, skaitmeninė užgrobs visą pasaulį fotografijos ir galbūt priprasi, kaip aš anksčiau netgi į dizainą, man taškavimas buvo gražiau negu kompiuteriu padaryta, bet paskui pripranti ir niekur dėsies, bet labai norėčiau, kad jinai išliktų tokia, kokia yra, kad fotografija turi būti negatyvas ir turi būti atspaudas. Kol kas dar sunkiai veikta yra pirmoji technologijos linija, kaip vadinu, tai spalvotoji fotografija. Ir čia kolegos, kurie rašo apie fotografiją teisūs, dažnai tai yra tik tai juodabaltės fotografijos paspalvinimas. O tikroji ta koloristika dar mūsų laukia prieki. Pirmieji bandymai kompiuterinės fotografijos, sakykime, lazerinės ar dar kokios nors technologijos, dėja kol kas yra tik bandymai. Negalėčiau vardyti ne vienos, sakykime, fotografo asmenybės, kuri šitoj srity būtų pasiekusi jau kažkokį brandumo laipsnį. Čia dar ko gero priekiai tie eksperimentai. Paskutiniais metais naujausias fotografijos tendencijas bando nušviesti Šiuolaikinio meno centras. Naujausi fotografijos reiškiniai, kurie labai gerai matyti iš HMC, Šiuolaikinio meno centro veikloje, įskaitant ir naujausias parodas, rodo, kad labai sunku dabar tiksliai apibrėžti, kas yra fotografija ir fotografijos menas. Tai šitoj parodoje dalyvauja tik tai vienas fotografas, žmogus, kuris baigė iš tikro fotografiją. Visi kiti čia yra menininkai, kurie dirba tik tai fotografijos medijoje.
Būtent, tai čia yra koridoriuje tos lakvis ir tai nepasakyčiau, kad yra tikrai stipriausi darbai. Ir būtent va, ta klasikinė fotografija, gal išskyrus ten tos labai žymius pasaulio senukus, kurie labai gerai daro arba numirė gerai darė, tai jinai išgyvena krizę ir dabar užsima principą žmonės menininkai. Fotografija būtent dėl to naudojimo patogumo tos priemonės. Эта выставка, она спрашивает, если разные течения в массовой культуре, скажем, в рекламе или в интернете и так далее, если они влияют на художественный язык или на язык художников. И поэтому я с одним исключением исключительно работала с художниками, которые только используют фотографию как средство. Вот классические фотографы, у них совершенно другие проблемы, мне кажется, скажем, формальные проблемы, проблемы света, композиции и так далее, и так далее. Но для меня, это мое личное мнение, это течение находится в кризисе, потому что мы окруженные, да, с таким количеством визуальной информации, что, мне кажется, классическая фотография, она для нее очень сложно, существовать больше, в этом поле. С одной стороны, фотография, она должна сегодня, она должна, можно сказать, конкурироваться с этими течениями из массовой культуры, то есть также визуально интересно быть, а с другой стороны, она должна отличаться, то есть она должна отличаться от этого, и в этом надо найти баланс, для художника, который использует фотографию. Lietuvių fotografijos ateitis visada būdavo, sakyčiau, susijusi su tuo, kad jaunoji karta tardavo savo žodį labai atkakliai, eidama prieš, įprastas kokias nors madas, vėją, tradicijas. Tai šitą prasme iš vienos pusės juokinga, kada vyresnioji karta mėgdžioja naujausias madas ir gimdo tik kičą ir kelia tik juoką kartą savo eksperimentais. O jaunoji karta atvirkščiai, lyg ir atsisako tokių paviršutiniškų eksperimentų, paimkim, sakykime, Lūkio, ten Trimako jau nebe jaunoji, o vidutinioji karta ir paskui jos einantis jaunieji, jie vis dėlto labai tvirtai saugo tą fotografijos prigimtį. Vaizdas tai fotografijos pagrindas. Ir kaip be eksperimentuotų, nenutolsta, sakyčiau, fotografijos to fundamentaliojo prato. Tai labai malonu. Sveikiname praėjusio konkurso nugalėtoją. Tai Vilma Bilinskaitė iš Vilniaus. Jai keliauja Vagos leidyklos prizas. O dabar naujas konkurso klausimas. Kaip vadinasi Algimanto Aleksandravičiaus paskutinysis fotoalbumas? Atsakymus siųskite laidai Etiudai post scriptum, Lietuvos radijas ir televizija, Konarskio 49, Vilnius. Pasimatysime. Kiekvienas iš jūsų įsiamžins istorijoje, dalyvaudamas fotoakcijoje Lietuva tai aš. Ir mūsų vaikaičiai kada nors suras jūsų gerą ir gražų veidą Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvuose, pamatys parodose ar aptiks fotoalbumuose. Apie akciją informuoja savivaldybių kultūros skyriai ir nacionalinis muziejus. Susiburkime, fotografuokimės, įsiamžinkime istorijoje, dalyvauk fotoakcijoje Lietuva tai aš.